Sveiki visi, aš esu Lina Talžūnaitė ir sveikinusi su jumis iš TwinsBet arenos. Šiandien prasideda pirmosios Eurocup rungtynės ir Wolves stos į kovą su Stambulo komanda. Mes kaip visą laiką paklausinėkime žmonių, kaip prabėgo jų vasarą ir ko jie tikisi iš šio naujojo sezono. Važiuojam! Sakykit, kaip prabėgo jūsų vasarą? Labai greitai, žinokit, labai greitai, bet efektingai, produktyviai ir pasportavom, ir padirbom, ir pailsėjom. O, labai gerai. Wolves komanda pasipildė naujais žaidėjais. Kaip vertinate naujokus? Tai puikiai, iš tikrųjų matosi, kad šitie vyrukai gali būti lyderiais ir jie įrodinėja su kiekvienom varžybom ir per draugiškas varžybos ir dabar, kad jie tikrai gali nešti tą bagažą. Taip. Ar žinote, iš kokios šalies yra mūsų naujasis Wolves treneris? Iš Italijos. Taip, ar jūs buvote Italijoje? Tai be abejo. Koks mylimiausias itališkas patiekalas? Aš iš tikrųjų Italijoje labai maistas skanus visas, bet kaip gyvenom Italijoje, tai pas mane pagrindiniai buvo pasta, pizza ir rizoto. Karne, čia itališkai mėsa, oi, tokius taikučius, oi, kokius skanius daryti. Supratau, ačiū Jums labai. Kaip prabėgo Jūsų vasarą, papasakokit trumpai. Gerai, pasilgom krepšinio. O kaip manot, kaip krepšininkai leidžia vasarą? Ką jie veikia, kaip manot? Atostogauja, kaip ir visi žmonės. Jūs kaip manot, ką krepšininkai veikia? Treniruojasi ar labiau poilsiauja? Poilsiauja turbūt. Tai žinote, kad Wolves komanda pasipildė labai daug naujų žaidėjų. Ar galėtumėte išvardinti, kokių naujų žaidėjų atvyko pas mus? Kovanas, Andriusas. Taip. Iš lietuvių? Iš lietuvių Jogiela. Marekas. Jau yra Žemaitis, taip. Blaževičius. Taip. Danielius. Baslykas ir Marcinkevičius. Taip, labai gerai. Ir ko norėtumėt palinkėti Wolves komandai, kadangi naujasis sezonas? Pergalių, tik pergalių. O kur pergalių labiau? Visur. Tai sakykite, kelintą kartą esate krepšinio rungtynėse? Antrą kartą. Labai patiko pirmą kartą, dėl to grįžau. Kaip vertintumėte patį renginį? Kokios emocijos? Man patinka, daug vyrų, visi sportiški. Kam nepatiktų? Taip. Kadangi dainuojate, sakykite, ar teko kažkada dainuoti krepšinio aikštelėje? Teko ne kartą ir šiais metais dainavom studentų lygos finale. Tai, ne tas koncertas, koks turi būti, bet vis tiek malonu. Taip. Kelintą kartą atvykote į Wolves rungtynės šiandien? Aš pati pirmą kartą. O jūs? Aš gal 5 kartą. Kokios emocijos, kaip pats renginys jums asmeniškai? Man tai labai patinka. Ir muzika, ir rungtynės, ir tikrai patinka. O ko jūs tikitės, kadangi pirmą kartą? Apskritai, pirmiausia, tikriausiai susipažinti, kaip apskritai tas gyvai atrodo, vis tiek tikiu, kad kaip ir pasakojo kolega, kad visiškai kitokios emocijos negu žiūrėti tiesiog per televizorių. Tai šį sezoną Wolves turi naują trenerį. Ar žinote, iš kokios jis yra šalies? Iš Italijos. Taip. Ar jums esate buvę Italijoje? Aš tai ne. Aš pati dar irgi nebuvau. O maistas koks itališkas pats mylimiausias, jeigu reikėtų pasirinkti? Pica. Kaip jūsų nuomonė permainos? Į gerą? Iš tikrųjų, reikia dar įsijausti, nes antras varžybos aš stebėjau taip gyvai, tai dar sunku kažką sakyti, bet tai, ką matau, man patinka. Really excited to be here. I've came from Belfast in Northern Ireland. Just arrived today in the city, so really looking forward to the game and looking forward to the fans and the atmosphere ahead. What are you feeling about basketball? Yeah, for me, basketball is a massive sport. When you just look at the US, Europe, now look at Africa, look at China, look at South America, the sport is really growing right across all of the globe. And I think with the impact of 3x3 coming in, it's becoming a real trendy urban sport as well. So this is a good time for basketball.
Ir Wolves merčas atsinaujino. Tad dabar atvykit Winsbet areną, jūs galite įsigyti atnaujinto merčo. Kaip matote, tiek ir žaidėjų marškinėlių numerėliai yra atnaujinti. Ir dabar galite įsigyti taip gražiai stilizuotus ir ryškesnius marškinėlius su įvairiausiais piešinėliais. Tai aš manau, vienas iš perkamiausių turėtų būti Jeffrey Taylor marškinėliai, kurie atrodo štai taip. Ko norėtumėt, sakykit? Kas domintų? Blaževičiaus. Kokie marškinėliai tavo yra patys gražiausi iš va šito stendo, kuriuos matai? Nu, man tai žaidybiniai, šviesesni. Aha. O jums? Man taip pat. Tai kuriuos pirksit, kuriuo numeriuku pažymėtus marškinėlius? Man arba Turmano, Kaubano arba 12. O, kodėl būtent tokius? Nes čia mano mėgstamiausi žaidėjai. O, labai fainai linkiu. Ir ar nešioji tik tai žaidimo metu, gal ir į mokyklą nešioji marškinėlį? Į mokyklą nešioju, šiandien atėjau. Rimtai, geras. Ką sako draugai? Jam patinka, aišku, yra ir tiem, kuriam nepatinka, bet nerūpi man. Sakykite, kelintą kartą esate Wolves rungtynėse? 4 kokį, šiais metais. Aha. Taip, marškinėlį 8 numeris. Kodėl 8? Toks pasirinkimas. Toks pasirinkimas. Mylimiausias žaidėjas? Žiūrėkit, visi iš eilės einam. Einam. Visa komanda. Ai, 12, 13, visa komanda Čia kažkur tai mažiukai. išsidalina. Jo, visa komanda. Tai ar žinote, iš kur yra naujasis treneris Wolves? Jo, žinau. Iš kur? Iš Italijos. Teisingai, ar esate buvęs Italijoje? Taip. Kas labiausiai patiko? Viskas. Viskas, maistas patiko? Maistas, aplinka, viskas. Kelintą kartą jau esi Wolves rungtynėse? Neįsivaizduoju, bet labai daug kartų esu buvęs. Bet ant 10 pirštų galima suskaičiuoti ar daugiau kartų? Žymiai daugiau, žymiai. Tai ko norėtum palinkėti Wolves komandai naujojo sezono metu? Tik pergalių, sėkmės. Prenumeruok Wolves kanalą ir visus video žiūrėsi pirmas.